Sveiki visi, šiandien esame Kaune, Unlimited Carrier būstinėje ir šiandien pasidomėsime, ką ši įmonė veikia bei kokius žaliosios logistikos būdus taiko. Tai ką, užeikime. Esame su Unlimited Carrier CEO, Evaldu. Trumpai prisistatykite. Tai šaunu, kad pavadinot CEO, čia bus man siekiamybė, nes aš tik tai samdomas direktorius Lietuvos padalinio. Ir aš pats pradėjau dirbti Jungtinėse valstijose, ten mane pasamdė važiuoti į Lietuvą, įkurti tokį kaip apskaitos skyrių. Iš tikrųjų, tai Jungtinėse valstijose veikia šitą įmonę ir mes Lietuvoje, tai čia tik tai kaip paslaugų centras, kaip padalinys mažas. Viena iš įmonių UC grupėje. Čia yra transporto saugos skyrius, mes juos vadinam safety. Jie daug labai įvairių funkcijų atlieka. Viena iš jų yra daryti background checks vairuotojams. Tai vairuotojus, kuriuos suranda ir pasamdo tie rekruteriai Jungtinėse valstijose, čia padaro jų tą kaip patikrinimą, ar jie ten neprisimelavę ant savo CV, ar jų patirtis atitinka mūsų reikalavimus, nes mes reikalavom 2 metų vairavimo stažo vadinamo. Tai čia va šitas skyrelis tuo užsiima. Ateinam į mūsų finansų analitikų skyrių ir dar su jais glaudžiasi tokie kaip debt collection, tai skolų išieškotojai. Dar vieną tokį įdomų projektą čia vystom, vadinamą faktoringą. Tai kitų vežėjų sąskaitas mes nuperkam ir gaunasi, kad teikiam jiem finansavimą kaip paslaugą. Čia yra labai didelis skyrius apskaitos. Vienas iš žaliųjų iniciatyvų, tai kad padaryti visas darbo vietas nepriskirtas kažkokiam konkrečiam asmeniui. Tiesiog jų padaryti mažiau, nes ne visi žmonės vienu metu dirba ir tada žmonės darbuotojai ateidami į darbą jau atsisėsų tik tai, kur yra laisva. Šita komanda remontuoja sunkvežimius nuotoliu. Pradėkim nuo to, kad mes oficialiai angliškai vadinamės Emergency Breakdown, toks mūsų skyriaus pavadinimas. Lietuviškai tai tikriausiai transliuotųsi kaip pagalba kelyje. Tai ko mes užsiimam, tai iš esmės kai fūra sulūžta, fūristas kažkur pastringa, jis vis tiek yra su kroviniu. Tai kadangi krovinys nejuda, tai čia tas pats, kas jo išvis nevežti, kas jo neplanuoti, kas jo nieko su jo nedaryti, kadangi jis negali niekur tęsti kelionės. Tai mūsų darbas yra iš esmės dvipusis. Tai pirma, tai yra pasirūpinti, kad fūra būtų sutvarkyta kokybiškai, pigiai ir greitai. Ir antras dalykas, tai visą laiką išlieka žmogiškasis faktorius, kad mes turime pasirūpinti ir kad vairuotojas jaustųsi patogiai ir saugiai. Nes visą laiką labai lengva galvoti, kad tai yra tik padanga, bet reikia pagalvoti, kad dažniausiai gedimai atsitinka pačiose prasčiausiose vietose. Tai ant greitkelių, kur yra dideli greičiai ir taip toliau, tai ir su policija būna ir avarijos, visa kito. Tai tas darbas yra labai plataus spektro, tai užtat kiekvienam savo darbuotojui mes laikom tikrai savo srities specialistą. Tai ofisą turim ne tik čia, bet turim ir Kolumbijoje. Ir taip pat turim žmonių, kurie mums padeda Amerikoje. Turim pastoviai galvoti, kaip panaikinti tą popierių. Tai mes, kaip ir matot, popieriaus čia realiai labai nėra, tik tais pagražinimai ant sienų, bet daugiau mes nelabai su to popierium ir užsiimam. Bet iš esmės pagrindinis, ką mes darom, tai mes kuriam savo sistemą, kuri mums padeda pagreitinti visą tą tvarkymą ir informuoti mūsų klientus, taip pat žmonės, kurie kitose departamentuose dirba, kad nereikėtų rašyti tiek laiškų, kad nereikėtų švaistyti laiko. Visa mūsų ta sistema yra ant to ir pastatyta, kad paprasta, efektyvu ir greita. Po jūsų apsilankymo užsisakėm dėžes, kad dar viena būtų iniciatyva miniatiūrinė, visi tą daro, bet mes nedarėm, tai jūs paskatinot, galima sakyti.
tai kiekvienas patobulinimas, kiekvienas išsprendimas kažkokios tai einamos problemos, jisai tiesioginę ekonominę naudą neša. Mes iš esmės dar industrijos nekeičiam ir aš galvoju, mes per maži, gerokai per maži, kad pakeistume mūsų klientų įpročius. Bet su tais, su kuriais nuolat dirbam, mes per EDI procesą, kas yra Electronic Data Interchange, suprogramuojam tokį kaip tiltą elektroninį, keistis informaciją, tai su tokiais klientais, kai jau tas EDI procesas yra įdiegtas, tu gali ir paimti krovinį, padaryti užsakymą elektroniniu būdu ir duoti statuso tuos update'us einamus tokius elektroniniu būdu ir galiausiai, kai jau krovinys nuvežtas, ten kažkur elektroniškai žmogus, tas priimantysis sandėlio darbuotojas pasirašo ir jau tu paskui automatiškai gali sugeneruoti sąskaitą. Visiškai popierius dingsta. Mes turim tokį sertifikatą vadinamą SafeWay. Jį mums įteikė, jeigu aš neklystu, Jungtinių valstijų aplinkos apsaugos agentūra. Jie ten kažkokiais tai parametrais matuoja mūsų ekologiškumo rodiklius, tokius kaip vairavimo, važiavimo, efektyvumo rodiklius, išmetamų dujų kiekius ir panašiai, ir paskui ten išreitinguoja daugybę organizacijų. Siekimybė tokia būtų, kad turėti viską pilnai skaitmenizuota, kad nešvaistyti nei popieriaus, nei žmonių resursų, nei laiko, nei jo labiau pinigų laukiant apmokėjimų. Visada galima geriau, žinai, tai kol ta siekimybė yra, tai tam ir dirbi. Atvažiuoji į darbą, stengiasi padaryti viską geriau, kad daugiau pinigų uždirbtum ir tada plėstum kompaniją, kad jinai tiesiog judėtų į priekį. Kaip matau, logistika vis dėlto eina į tą žaliąją pusę ir kaip vat, ką tik paminėt, galim pamatyti tokių žalių logistikoje pavyzdžių, kur ta ekologija yra ganėtinai svarbi. Tai iš tikrųjų labai įdomu, daug sužinojom ir pamatėm, vat, kaip realiai atrodo ta logistika, kaip galima dirbti iš Lietuvos ir valdyti logistiką Amerikoje. Taip pat pateikėt puikius pavyzdžius, kaip integruojate tą žaliąją logistiką į savo veiklą. Tai tikriausiai noriu padėkoti jums šiandien. Ačiū labai. Buvo labai smagu. Kad apsilankėt. Ačiū, kad priėmėt. Jo, lauksim kitais metais, gal daugiau kažko būsim padarę. Pažiūrėsim, būtų smagu. Liuks.